Ne, kol nepradėsi kalbėti kaip normalus žmogus, nesakysiu, kur mes esam. Nebūk gera, nepykdyk manęs. Tėveli, tai, ką dabar daro, man labai svarbu. Daug svarbiau nei gali įsivaizduoti. Alio? Mija? Alio? Padėjo? Nežinau. Nežinau, ar įstengsiu. Metų metus nebuvau knygos palietęs, Klaudija. Mielasis, mokytis niekad ne per vėlu. Be to, šita mokykla tau visas gyvenimas. Be to, jei liksi be darbo, mums bus riesta. Būk gera, nespausk manęs, nespausk. Spaudžiu, nes žinau, jo gali įrodyti, kad tu esi pats geriausias direktorius visose srityse. Noriu, kad šitą žinotum. Kad ir ką nuspręstum, aš visada tave palaikysiu. O dabar išeinu, kad pagalvotum. Iki. Užeik. Gerai. Pone Donofai, Klausau, Glorija. atnešiau stipendininkų egzaminų rezultatus. Gerai, labai noriu sužinoti, kaip sekės Franciskui Blankui. Tas vaikinas mums pasieks aukštų sporto rezultatų. Jis plaukia kaip žuvis, bėga kaip gazelė, šokinėja kaip kengūra. O jo protas? Corre como un gamo, salta como un canguro. Protas kaip asilo. Pero tiene la mentalidad de un burro. No aprobó. Neišlaikė. Kaip gaila. Gaila? Čia pasaulio pabaiga. Reikėjo griežčiau kalbėti, poneriai. Stengiausi, bet jūs, nežinau, padėjot ragelį, priešnekėjęs man krūvą nesąmonių. Aš jums nesąmonių neprišnekėjau. Ne, norėjau pasakyti, kad jums pradėjus antrą sakinį, mano smegenys sustoja. Ilgiau jūsų neklausiau, nes galiu užsikrėsti. Turėt būti griežtesnė mano dukteriai, ponė. Žinoma, ko iš jūsų tikėtis. Pati sakėt, kad turit bėdų su smegenim, jums kraujas sukrešė ir nepatenka, todėl nesugebėt galvoti. Kodėl aš turiu būti kalta dėl visko, kai iškričiu jūsų duktė? Gerai, kad jums ragelį padėjo. Ką čia kalbat? Nesuprantu, ko aš čia su jumis kalbu, tik laiką gaištu. Tai tas pats, kas pilsit iš tuščių į kiaurą. Tiesa, jei ko prireiks, aš jūsų paslaugoms. Gerai. Ar jūsų atmintis gera? Gera. Mane pamirškit. Kaip šmaikštu? Donofai? Ką? Sveikas. Frankidai, kas tau? Kur toks susirūpinęs? Nieko dar klausi, ta moteris veda mane iš proto. Soneriai? Ką čia reikia soneriai? Į mano dukters bendraklasės motina, tik tiek. Jei nesusipažinto, grįšiu. Niekur neisi. Paleisk. Žadi dirbti su manim? Pirma taisyklė. Į ją nežiūrėk. Antra. Neminėk jos vardo. Trečia. Išvis apie ją neusimink. Aišku, ji mano priešė. Noriu, kad būtų ir tavo. Gerai, gerai. Klausyk, Frankai. Labai dėkuoju už suteiktą progą dirbti su tavim, bet nenoriu būti tavo gelbėtojas. Apie ką čia kalbėt? Taip. Koks dar gelbėtojas? Aš visą laiką keliausiu dėl franšizės reikalų, Andresai. Ar supranti, kaip tu man padedi? Negalvok taip. Rimtai sakau. Atsiprašau minutėliai. Man reikia pasikalbėti su direktoriumi. Eik. Donofai, galiu minutėlės trukdyti? Ne, jis tuoj ateis. Kaip nemandagu. Argi nematot, kad aš su ponu kalbu? Sakykit. Atsiprašau, norėjau pasakyti, kad šiais metais kreipsim labai daug dėmesio į sportą. Tikiuosi, kad mokiniai mums padės. Iškart jūsų prašau, kad ponė minutėlė. Liaukitės, kuločiai, kokia nepagarba. Noriu iki galo išklausyti pono Donofą. Gerai. Dar vienas pakeitimas. Šiais metais 2 kartus per savaitę vaikai galės praleisti popietę su šeima, jei norės. Žinoma. Donofai, norėjau pasakyti. Ne, koks jis nepakenčiamas. Geriau jau eisiu, nes negaliu jo pakęsti. Donofai, ką? Norėjau pranešti, kad Mija ir Manuelis pradės mokytis keliomis dienomis vėliau, nes turėjo nemalonumų su bilietais. Su bilietais? Tikiuosi, kad suprast. Pone Donofai, atsiprašau. Klausau, Glorija. Sveiki, stipendininkai jūsų laukia klasiai. O, taip. Atsiprašau, Kolučia. Sveika, įsidėmėjau, ką pasakėt. Ačiū, atsiprašau. Kodėl tėvelis negali suprast? Kodėl negali suprast, kad suaugau? Tavo mama iš pradžių irgi prieštaravo, bet paskui suprato, kad norim važiuoti. Tikriausiai todėl, kad aš vaikinas. Be to, jis suprato, kad mes jau ne vaikai, kad mes mylim vienas kitą ir norim pabūti vieni. O jis dar nesupranta. Gerai pasielgi. Paskambinai ir apgynei savo nuomonę. Tai labai svarbu. Bet nieko nepešiau. Jei nori, grįžkime į Buenos Aires. Manueli, ne, noriu, kad pasinaudotumėm šitą progą ir pasimėgautume savo meilę.
Gerai, dabar paskelbsiu, kas gavo Elito gimnazijos stipendijas. Stojamąjį egzaminą išlaikė šie mokiniai. Matijas Salasaras, Agustina Terera, Martina Lagūna, Laura Aregi ir Franciskas Blankas. Valio! Ramiau, mokiniai, prašau rimties. Gerai, jau viskas. Galite eiti. Sveikinu naujuosius mokinius. Eikit. Atsiprašau, ponė Donofai. Ką? Buvau supratusi, kad Franciskas Blankas neišlaikė egzamino. Taip. Dar kartą peržiūrėjau jo darbą, buvo klaidingai ištaisyta. Dabar jau galite paskelbti galutinį sąrašą, kas kur gyvens. Ahora ya puede colocar en cartelera la lista definitiva de la distribución de los dormitorios. Gerai. Girdėjau Franką sakant, kad Mija ir Manuelis grįš vėliau. Taip, puikiai atostogų nepraleido kaip aš Karibuose, bet jie tikriausiai nenuobodžiauja. Pilara, papasakok dar kartą apie tą šviesiaplaukį. Apie šviesiaplaukį? O kad būtumėt mačiusios. Labas. Pablai. Pablai, mano pusbrolis išlaikė stojamąjį, dabar jis vienas iš mūsų, tai bent nerealu. Vaikai, ateikit pažiūrėti, kaip bus paskirstyti miegamieji. Žiūrėk, valstietis ne pas mus, įsisukom. Gerai, nereiks tau skolinti kaimietiškos paklodės, kai į lovą prileisi. Jam galas. Liaukis, Pablai, ramiai, iššaunus vaikinas, tuo geriau susipažinsit. O ką pas mus paguldė? Roka Fuentes Echagve. Jis naujokas. Sprendžiant iš pavardės, jis iš geros šeimos. Rokas? Taip. Rokas? Kas tas kvailys? Pažiūrėk. Čia DVD kamera. Nebijok, kvailių nefilmuoja. O tas Rokas Fuentesas Echagve esu aš. Pasitrauk. Pasitrauk. Mergaitės? Aš su jumis, jėga. Kas tas Solė Rivarola? Nežinau, bet nieko gero. Mes ir taip 4, dar vienos nereikia, einam pas Gloriją. Einam. Vika, palauk. Gal žinai, kur Rudis? Nežinau. Žiūrėk, kas jį tokia? Nežinau, bet jei jį gyvens pas mus, keliais nukeliausiu, kur tik reikės. Gražuolė. Ką darai, Klaša? Apsisteilėjai, pablitai. Einam. O šita mergina irgi stipendininkė? Ne, kas tau sakė? Marėsa, duktė Sonijos Rei žymos artistės. Tai ji nevalkata? Tau ne visi namie. Vadinas, tau patinka negražus juokeliai. Mergaitės mus išnaudoja. 5 vienam kambarį. Per daug, supranti? Mergaitės, nežiūrėkite į mane, šiandien nieko dėta tėvas sugalvojo. Nesiramintim, grįžkim jie ir išvarys tą Solę, ten, kur jai vieta. Mergaitės, susipažinkit su naujaja kambario draugė, Solė Rivarola. Čia Felicita, Viktorija ir Pilara. Čia Mijaslava, mano draugės, kuri dar negrįžo. Kai pamatyši tavo daiktus, kaulelių nesurinksi, susirink. Labai gaila, bet jai teks susitaikyti, jie dar negrįžo. Čia mano lova, aišku? Palauk, mažutė. Kas tau galvoja, kai savinės svetimus daiktus? Šita lova rezervuota bėloji. Mergaitės gana. Čia niekas nieko nerezervuoja ir niekas niekam nepriklauso. Panelė Kolučiai galės pasikalbėti su ponu Donofu, jei teiksis grįžti šitą mokyklą, aišku? Aišku, Glorija. Mergaitės geriau einam. Čia šiek tiek dvokia. Jei nori dezodorantų pasipurkšt, paskolinsiu. Sveikos mergaitės, kaip laikotės?